Kad geras smuikas, sako, gali greit. Čia į didumą besėdlo visokių įvairių, į didelių, į mažų. Čia yra nugaros ir Ko čia niekur, što paties va. O čia yra, kaip sakėm, ten 7 cm ta beržinė lenta. Paskui dedat prieš mane tą pridedu tą, apibrėžu šabloną ant medžio, ant blankas. Čia į su pjūkliuku išpjaunu su ranka, čia pirmiausiai visur išlenku. Čia daugiau su peiliu, visur su skaptu reikia drožti. O jeigu jau trūks, tai biški? Jeigu trūks, da klijuoti reikia, iš kur tokį medžių platą sunku gauti. Jie Napoliai, meistrai geri servai tokie. Tai jie padirbdavo geresnis negu fabričinas. Gaudavo po 500 litrų besėdlo kontrabasas skaitos. Bet jų garsesnį geresnį būdavo. Ir ant svorį dėdavo, dar lengvesnį būdavo. Vat buvo meistrai geri. Du broliai, bet jie važinėdavo medienai krūtinę ieškoti medienas. Tai radavo, kur Svirnį senam kokiam pastate, balkį gerą tinkamą išimdavo tą seną balkį, atveždavo naują, įdėdavo į sieną, o tą pasiimdavo, pjaudavo, lentas įdarydavo besėdlą į krūtinę. Supranti, kokį medieną turėdavo, labai senas senovės būti. Kad dabar, kur tu rasi, net tų pastatų senovės bėra, ne nieko. Viskas išnykina. Nu, matai. Nu, o daugiau, ką aš čia jums parodyčiau, nežinau. Ką daugiau. Besėdlas grai. Nu, medį turi kirsti daugiausiai žiemą. Vasarą kirtims medis ne jokiam darbui netink, nei durėms, nei langams, tik tai turi būti grinai žiemos kirtimas. O dėl ko taip? Tvirtesnė mediena yra, patvaresnė. O kokiu laiku geriausiai besėdlą daryti? Žiemą, vasarą, pavasarį, rudenį? Tai man atrodo, kad tas neturi reikšmės. Kokiam ore? Nu, ore sako, kuo gražesnis saulėtas oras, skambesnis, bet kada kol to saulės sulaukia, aš dirbu į tamsoj, prie lempas ir prie šviesos ir visada, kada man ūps užėjo. Bet taip sakytų, kad prie saulės tai geriau... Prie saulės geriau skamba. Šviesi gražią dieną, gražus balsas yra. Žinai, senovės visokių legendų yra. O nesakydavo, kad reikia groti irgi tam tikrų metų daugiau? Ai, groti tai kada kas pareikalauja, tada groji. Juk žinai, žmonės. Tada linksminas, kada ir geroj nuotaikoj. Tai jūs vestuvėse grodavot irgi? Grodavau daug vestuvės, atgrojus labai daug. Ten Žemaitijoj, kad gyvenau, tai apylinkiai visur daugiausiai aš vis grodavau. Buvo taip tokių tų muzikantų ir geresnė, blogesnė, bet aš negėriau, draugų nesivedžiau, kur ger. Mums daugiausiai gros, tai netingėjom groti. Varkalis toks buvo labai geras muzikantas. Jie 6-7 grodavo, bet pirmą maršą pagros. Daugiau visi Lietuvos rusiukai buvo,
prisigers, vien po stalo mėnkit, į daržinį, kur nuėjusi, vien tvarkalys belikdavo. Ten ir sakydavo, man blogai, bepigu tau groti, kad tu turi gerų draugų. A kiek per metus veselio atgraidavot? Nu, sunku dabar pasakyti, daug metų praėjo, bet atgrodavau po kokį 20 gal ir daugiau. Į gegužinių viešų vakarų daug, aš mažai kada namie būdavau šeštadienį, sekmadienį. A kaip keitės ta sudėtis instrumentų? Iš karto būdavo taip 2 smuikai ir basiuksą? Į besedlą. Nu, paskiau mes, kai jau grodavom, jau čia nupirkau bandonį, brolis buvo išmokęs bandonį groti gerai. Toks griks buvom, žinote, jis jau miris ir tas yra. Gitarų skambindavo, Činskis Vacys basedlą ir tas miris nebėra. Tai mes 4 jau buvom supratę labai gerai groti. Ir žinojom, nereikia nei pasakoti, nei nieko. Miegodami galėjom groti. Labai išmokė, mano maliodės visi žinojo mintinai. Ir grojom ne taip visai blogai. O kada pajutot, kad jau pradėt keistis, kad jau jūs jau mažiau einat groti vestuvės, ar buvo toks laikas atėjęs, kad jau keičias? Buvo kaip čia dabar užėjo dabartinė, nu tas pradžioj po karo, to jau tai buvo to grojimo. Paskiau jau čia atsirado iš muzikos mokyklų geresnių tų muzikantų pasikeitė. Vestuvių formas nebe tokius kaip senoji buvo. Jau mes palikom, žinai, blogesnių. Vertėjai neturim. Čia reikia turėti iškalbų tokių naujoviškų. O mes to nesusigaudėm. Įsklido tą mūsų kapelą galų gali. Buvau biški vaikus pramokinis, bet nelabai norėjau. Ukvatos patraukimo ne visi turėjo. Ir taip prasklido mūsų tas grojus. Būdavo, kad reiškia, jo grojimas, mes turim prie jo grojimo prisitaikyti. Nes jis yra kaip, vadinkim, kaip solistas, o mes visi, daleiskim, kapelą, ten aišku, ar harmonika, ar bandonė, ar besedla, visi mes prie jos prisitaikom. Jis buvo, kaip sakant, kaip ir vedantysis visos šitos mūsų kapelos. Vedantysis. Ta prasme, ne solistas, nes kapelėje tai yra bendras toks ansambliškas grojimas. Bet jis visą laiką būdavo pirmam plane, jo tokia aiški melodija, jo savotiškas smuiko, tokio pošmenos įvairūs melizmai tokie, kurios sunku, sako, į profesionalui atrodo, kad, sako, išgauti tokio spalvų, kažkas tai, man atrodo, man kiek teko su smuikininkais, kiek įvairių profesionalų groti, tai jie groja, kaip sakykim, ką mato, tą groja arba užrašyta, o jis iš savo galvos atsinešė. Jis susidėjo į savo manierą tokią, kurios tikrai, sako, mes yra smuikininkai pas mums, net kartos tos manieras, niekaip. Antanas buvo Antanas, jo grojima buvo maniera tik tais jo ir jis įsinešė visą tai, palikęs tik tai mums prisiminimą tokį. Daug kur, sakau, daug labai esam, kur važinėję visur, jau su to Navicku, daug kur esam buvę. Pagrindinis būdavo mūsų smuikininkas, pagrindinis. Dabar jau nebeturim. Dar toks vienas įdomus, gal pusiau mistinis nutikimas buvo, kai Antano Navicko giminės paprašė įkalti raides, artėjo metinės jo mirties ir prašė įkalti raides ant kapinio paminklo Ginkūnų kapinėse. Ir tai buvo spalio 29 dieną, jau buvo šalta, jau vos nesnigo ir bekalant raides prie pat rankų, prie kaltų tiesiog atskrido laukinė bitė kamanė ir kelis kartus sudūzgė ir kažkur prapuolė. Tai kažkoks toks jausmas, kad, nu, kaip sakyti, ar pasisveikinimas koks, ar kažkas tokio, tai iki šiol taip maloniai nuteikia kažkaip tokiu laiku jau.